Vyresnioji bandė ją perkalbėti, bet kartėlis jaunėlė širdį pavertė ją tamsiuoju blogiu piktąją kumelę. Ji prisiekė, kad apgaub žemę amžiną tamsa. Vyresnioji sesė ėmės kraštutinių priemonių ir pasitelkė galingiausią ponių magiją – harmonijos elementus. Jų dėka ji nugalėjo jaunesnę seserį ir amžiams įkalino ją mėnulyje. Vyresnioji sesuo tau pasakinga ir už saulę, ir už mėnulį. Ir Ekvestrijoje išsiviešpatavo harmonija. Harmonijos elementai, kažkur apie juos girdėjau, bet kur? My little pony, my little pony. I used to wonder what friendship could be. Until you all shared its magic with me. Big adventure, tons of fun. A beautiful heart, faithful and strong. Sharing kindness, it's an easy feat. And magic makes it all complete. You have mine. Did you know you're all my very best friends? Mano mažasis ponis. Štai kur tu, kibirkštėlė. Mėnuliukas rengia vakarėlį vakarinės pilies kieme. Nori kartu? Atleiskit, mergaitės, turiu daug ko išmokti. Ar tas ponis neturi daugiau ką veikti be mokslų? Manau, knygos domina ją labiau nei draugai. Žinau, kur girdėjau apie harmonijos elementus. Spaikai. Štai kur tu. Greitai ras man seną pranašysčių ir prognozių egzempliorių. O kam tau tai? Čia buvo dovana mėnuliukui, bet... Spaikai, juk žinai, juk neturim laiko tokiems niekams. Ne. Spaikai! Štai ji! Elementai. Aha. Harmonijos elementai. Žiūrėkit, skyrių mėnulio kumelė. Mėnulio kumelė? Juk tai senas ponių prasimanimas. Mėnulio kumelė. Aha, senųjų ponių laikų mitas. Galingas ponis, kuris norėjo valdyti Ekvestriją. Ją nukovė harmonijos elementais ir įkalino mėnulyje. Pasak legendos, ilgiausių 1000-mečio dieną žvaigždės padės jai pasprukti ir jį atneš amžiną tamsą. Spaikai! Supranti, ką tai reiškia? Ne. Parašyk laiškelį princesiai. Gerai. Mano mieloji mokytoja, besimokydama ponių magijos, sužinojau, kad mums grėsia nelaimė. Luktelk. Nela. Katastrofa? Kata? Bėda. Gali atsitikti šis tas baisaus. Suprantat, mitinis arkliukas mėnulyje yra piktoji kumelė. Netrukus įgrįš į Ekvestriją ir paskleis amžiną tamsą. Reikia ką nors daryti, kad ši baisi pranašystė neįsipildytų. Laukiu jūsų skubaus atsakymų. Jūsų ištikima mokinė Kibirkštėlė. Tvarka. Puiku, siųsk. Dabar? Žinoma. Nežinau, Kibirkštėlė, princesė Celestė ruošiasi vasaros saulės šventei, ji įvyks poryt. Taigi, Spaikai, poryt 1000-ieji saulės šventimo metai, tiesiog būtina tuoj pat pranešti princesėjai. Svarbu. Gerai. Štai, laiškas keliauja. Tik pasitelk kantrybę. Nesijaudink, Spaikai, princesė visiškai manim pasitikė. Ji mane moko jau daug metų ir nė karto manim nesuabejojo. Matai, žinojau, kad iškart imsis veiksmų.
Mano miela ištikimiausia mokinė, kibirkštėlė, vertinu tavo darbštumą ir visai tavim pasitikiu, bet liaukis skaičius tas senas apdulkėjusias knygas. Mano miela kibirkštėlė, jauno ponio gyvenimas ne vien mokslai. Siunčiu tave prižiūrėti, kaip ruošiamasi saulės šventė, kuri šiemet vyks Ponyvilyje. Skiriu tau svarbę užduotį susirasti draugų. Išvelk šitą gerų kibirkštėlę. Princesė apgyvendino tave bibliotekoje. Argi nesidžiaugi? Džiaugiuos. Žinai kodėl? Nes aš teisi. Greit baigsiu ruošti šventę ir lėksiu į biblioteką ieškoti įrodymų, kad piktoji kumelė grįž. O kada ieškosi draugų, kaip liepė princesė? Liepė pasirūpinti pasirengimų šventė, o aš jos mokinė atliksiu karališką pareigą, bet ekvestrijos likimas priklauso ne nuo mano draugiščių. Ačiū, poniai. Gal poniai Ponyvilyje papasakos, ką nors įdomaus? Nagi, kibirkštėlė, pamėgink. Labas. Tikrai labai įdomu. Saulės šventė oficialus prižiūrėtojų sąrašas. Pirmas numeris – pasiruošimas pokeliui. Saldaus obuolio ferma. Išsiaiškinsim. Sveiki, aš kibirkštėlė. Sveikutė, panelė kibirkštėlė, malonu susipažinti. Aš Obelužė, saldaus obuolio fermai, nauji draugai laukiami. Draugai, šiaip tai aš kuo galiu padėti? Atvykau prižiūrėti, kaip vyksta pasiruošimas saulės šventei. Tu atsakai už valgius? Tikrai taip, gal norit paskanauti obuoliukų? Jei tik nesugaišim. Grįžčiau čia, poniai. Pristatysiu tau visą obuolių šeimą. Ačiū, bet aš skubu. Obuolys tešloj. Obuolių ledinukas, obuolys karameliai, obuolių štrūdelis, obuolių pyragaitis, keptas obuolys, bandelės obuoliais, obuolių traškutį, didysis, makintošas, kvapnusis obuoliukas ir... Močiutės mit. Nagi, močiutės mit, turim svečių, ką jau einu. Galim sakyti, kad jūs jau šeimos nariai. Matau, kad dėl maisto galim nesijaudinti, taigi judėsim. Taip, neliksit pusryčių? Atleisk, bet turim velniškai daug darbo. Ai. Gerai. Su maistu tvarka, kitas punktas oras. Sulapnojau per daug pyragų. Pegasė vardu vaivorykštė turi sklaidyti debesis. Na, ji nepersistengia. Oi, atsiprašau, leiskit padėti. Rodos persistengiau. O jei taip, mano kūrinys vaivorykštinė džiovyklė. Nedėkok į sveikatėlę. Leisk atspėt vaivorykštė. Vienintelė ir nepakartojama. O ką, teko apie mane girdėti? Girdėjau, kad turi valyti dangų. Aš kibirkštėlė, princesė atsiuntė mane patikrint kaip oras. Taip, nėra ką veikti. Akimirksniu viską sutvarkysiu, kai baigsiu treniruotis. Kam? Stebuklingiam žaibam? Jie atvyks į šventę ir aš parodysiu, kas sugebu. Stebuklingi žaibai? Taip. Talentingiausi ekvestrijos skraidūnai? Taip. Liaukis, jie tikrai nepriims Pegaso, kuris nesugeba išvalyti dangaus vienai dienai.
Galiu išvalyti dangų per 10 sekundžių. Įrodyk. Ką sakiau, 10 sekundžių lygiai. Neapleidžiu, ponivilio. Gaila, kad nematot savo minų. Tu juokinga kibirkštėlė. Laukiu, nesulaukiu kito susitikimo. Oho, jis stulbinama. Palauk, gera šukuosena, tik reikia priprast. Laidą pristato Kaparol. Kaparol. Dažų standartas. Laidą remia Bobutės paskola. Bobutės paskola. Lietuviška paskola. Afrikenai. Nerealiai. Afrikenai. Jau užuolaidas krenta. Aфиgenai. Mano pirmi žodžiai. Kiek vargo. Teks sulaukti svečių. Laikas keistis. Jau šiandien 10 valandą tik per TV3. Jiems į darbą, tau į kiną, nes Labas stato. Du ateinančius pirmadienius pirk Forum Cinemas bilietą su Labas pasu už 9 litus ir jie grįš į tavo sąskaitą. Labas, laisvai, linksmai. Būna nosis užsikimšusios, čiaudinčios, varvančios. Kai jūsų nosis negaluoja, naudokite Quix. Quix purškalas turi 3-gubą poveikį. Valo nosies ertmes, drėkina gleivinę, lengvina kvėpavimą per nosį. Quix – vandenino gale prieš slogą. Kai cinamono skonis toks gardus, o mažieji kvadratėliai tokie traškus, neįmanoma atsispirti. Ciniminis, pašėlusiai cinamoniniai. Batmanas įtrauks tave į nuotykius prie pusryčių stalo. 3 nuostabios teisingumo lygos superherojų figūrėlės. Nemokamų figūrėlių ieškok specialiuose Nestlé drėgštų pakuotėse. Mūsų namai kiekvieną rytą atrodo vienodai, sklidini šurmulio. Mama, kaip ir visada, stengiasi patiekti pusryčiams ko nors sveiko, bet vaikai yra vaikai, kartais spyriojasi. Ir tada pasirodau aš, visa ryškiai oranžinė. Esu stiklinė sulčių Timbark. Pirmoji iš 5 vaisių ir daržovių porcijų, rekomenduojamų suvartoti per dieną. Taip mėgstama visos šeimos. Stiklinė sulčių pusryčiams. Timbark, mylėk gyvenimą. Iki balandžio 24 dienos Prismoje kilogramas kiaulienos mentės tik 9,99 litai. Tepamasis sūris Tura Camembert 25% pigiau, o 24 ritinėlių tualetinio popieriaus Kleenex White pakuotė net 40% pigiau. Gerai, nevykėliai, kuris iš jūsų pasisavinot mano dezodorantą. Kas norėtų kvepėti kaip tu? Arnai, už ką snikė? Kodėl? Nes tampi tikra primadona, kai esi alkanas. Geriau? Geriau. Nestabdyk, griebk Snickers. Kartais mes galime būti pusiau pasidažiusios. Ar net pusiau laikytis dietos, bet tikrai negalime būti pusiau švarios ir neapsaugotos tomis dienomis. Rinkis Aubi Pro Comfort. Vienintelius tamponus su Fluid Lock grioveliais, kurie geriau nukreipia skystį tamponų vidų, užtikrindami patikimą apsaugą ir švarą. Aubi Pro Comfort. Patikima apsauga kiekvieną mėnesinių dieną. Rauk snaudulį! Atsiųs savo rytinio veido nuotrauką į mūsų Facebooko puslapį ir laimėk prizus kiekvieną dieną. Nescafe padeda pabusti jau 75 metus. Akvilina, kas nepaėmė, bet Sandrutė paėmė. Pusiau beveik pasisekė. Priimsit? Negaliu su tom bupom pabėgti. Juk mane jau paėmė grupę. Aš jiems ir sakau, paimkit geriau Akviliną į mano vietą. A jie ir sutiko. Ką dabar? Populiarumo viršūnėje planas SM. Kalbėk nemokamai su visais, pildyk draugais. Siūsk nemokamas SMS į visus Lietuvos tinklus. Tik už 5,5 lito per mėnesį. Siūsk SM numer 1556. Pildyk. Šakos kapsinė.
Come and get it. Naujovė 7 Days Double. Pirmą kartą sviestiniai rageliai 7 Days su 2 įdarais iškart. Come and get it. Su kakava ir vanile. Arba vanile ir vyšniomis. 7 Days Double. Imk ir paragauk. Come and get it. Originalūs ir kūrybiški receptai, netikėti skonių deriniai, kulinariniai patarimai. Visa tai tik naujoje, gardžiausioje virtuvės mitų griovėjų laidoje kartu su Alfu Ali ir Martynu. Viskas apie vištieną. Jau šiandien. 17:40. Tik per TV3. Drauge gamina Powerhit Radio ir tv3play.lt. Laidą remia Seni Lady, kai įprasto įkloto nepakanka. Laidą remia Betadinė. Pirmoji pagalba susižeidus. Perskaitykite pakuotės lapelį ir vaistą vartokite kaip nurodyta. Kaip suderinti poilsį, pramogas ir sveikatą stiprinančias procedūras. Joga ir absoliučios laimės paieškos. Kol jūs ieškosit džiaugsmo išoriai, jūs niekada jos jau ilgam nerasit. Tai bus trumpos 5 minutės. Laidas Sveikas žmogus žiūrėkite šiandien 9 val. Ryte per TV3. Sekmadienis šeimos diena. Tik kaip Kristina priims naują šeimos narį. Nieko sau. Mūsų laikai su pusbroliais taip nesibučiuodavom. Ir kuo baigėsi jaukus šeimininiai pietus. Tu pasakyti visą tiesą. Kokią tiesą? Nauja Motina ir sūnus serija jau šį trečiadienį 20:30 tik per TV3. Programą pristato Aroma Gold. Kava verta aukso. Grandiozinis muzikos šou šį kartą sugriaudės Eurovizijos dainomis. Visada būna šilta ir šviesu. Choru karai. Galingas, pavasariškos muzikos viesulas pareikalaus ir aukų. Antrą laidą iš eilės vienam chorui po rizikingo egzamino teks ištarti ačiū, kad dalyvavo. Egzaminas yra ne šiaip sau reikalas. Keliam kuo aukščiau savo miestų vėliavas ir stebim chorų karus. Šį vakarą 19:30 per TV3. Choristus atgaivina tyras Vichy Classic, išgrynintas sidabru. Dekoracijos. Nuostabu. Su dekoru tvarka ilgai neužtruksim. Greit keliausiu į biblioteką. Čia tikrai gražu. Ne. Tik čia. Ji? Ne tas. Ne. Dieve, ne. Kaip mano spygliai, kaip reikiant išsikišę. Labą dieną. Lūktelkit, aš užsiemus, blizgus tinka visur. Retenybė, tu tikras talentas, kuo galėčiau padėti? Žvaigždės brangios, kad tavo šukuosenai mėloji. Tu turi galvai mano karčius, ilga istorija, tik patikrinsiu dekoracijas ir dingsiu jums iš akių. Man iš akių, ar pati save matei? Palauk, kur einam? Ne, per daug žalia, per daug geltona, per daug puošnų, per daug įmantrų, per daug blizgų. Mieloji pasakojo man iš kur tu? Mane atsiuntė iš Kanterloto? Kanterloto? Kaip pavydžių žavesys, rafinuotumas. Kaip aš svajoju ten gyvent, būtinai viską man papasakosi. Būsim geriausios draugės. Smaragdai. Kas sau maščiau? Atnešiu rubinų. Greičiau, kol ji neperdažė man kailių. Ji nuostabi, ar ne? Susikaup, Kazanova. Kas toliau sąraše? Muzika. Paskutinis punktas. Prašau liautis. Atleiskit, ponia, neįsižeiskit, bet čia tiek mažumėlę nukrypot nuo ritmo. Prašau klausyt manęs. Ir 1, 2, ir 1, 2, ir 1, 2, 3. Labas, atsiprašau, nenorėjau išbaidyti tavo paukščio, atvykau patikrinti, kaip muzika skamba puikiai. Aš kibirkštėlė, ko vardu tu?
What's your name? I'm Fluttershy. Jautruolė. Kaip sakei? Jautruolė. Nenugirdau. Aš vardu? Rodos, tavo paukščiai grįžo, viskas gerai. Taip ir toliau. Na gerai. Buvo lengva. Drakoniukas. Nesu mačius drakoniukų, koks mielas. Nagi. Jis kalba, nežinojau, kad drakonai kalba. Nuostabu. Man trūksta žodžių. Tuomet mes eisim. Palaukit, kuo jūs vardu? Spaikas. Labas, Spaikai. Aš Jautruolė, kalbantis drakonas. Apie ką kalba drakonai? Ką norit žinot? Visai viską. Pradėjau kelią kaip violetiniai žalias kiaušinis. Štai mano gyvenimo istorija iki šiandienos. Ar nori išgirsti, kas įvyko šiandien? Labai apgailestauju. Labai greit grįžom. Štai kur apsistojau Ponyvilyje. Ir mano vargšui drakoniukui reikia pamiegot. Nereikia. Pažvelk, jis toks apsnūdęs, kad nesilaiko ant letenų. Vargšelis, tau reikia lovytę. Taip, susitvarkysim, labanakt. Šiurkštoka. Atleis, Spaikai, turiu įtikinti princesę, kad artėja piktoji kumelė ir mažai turim laiko. Turiu ramiai paskaityti, netrukdoma kaimenės ir draugės besiperšančių ponių. Kur čia šviesa? Staigmena! Staigmena. Labas, aš Rožiukė, surengiau šį vakarėlį tau. Nustebai, ar ne? Labai bibliotekose turi būti ramu, kvailystė. Argi sutiktuvės būna ramios, būtų nuobodu. Pamačiau tave vos tik atvykai. Tu labas, o aš, oi, pameni. Nebuvau tavęs mačiusi. O nebuvau tavęs mačiusi, vadinasi, tu naujokė. Pažįstu visus ponius Ponyvilyje, visai visus. Jei tu naujokė, vadinasi, dar nieko nepažįsti. O jei nieko nepažįsti, tai dar neturi draugų. O jei neturi draugų, tai tau turėtų būti liūdna. Taigi labai nusiminiau ir man šovė mintis. Nusprendžiau surengti didžiulės, milžiniškas, super nepakartojamas sutiktuves ir sukviesti visą Ponyvilį. Dabar tu turi krūvą draugų. O viskas gerai, mieloji. Oi, apsiverkė iš džiaugsmo. Aštrus padažas. Skanumėlis. Kibirkštėlė Rožiukė žaidžia prisek ponių uodegą, nenori prisijungti? Ne, visai. Ponia šiame mieste pakvaišia. Ar žinai, kiek laiko? Saulės šventės išvakarės. Ne vienas ponis nemiega, kad nepraleistų kylančios saulės. Pralinksmė kibirkštėlė, juk šventė. Maniau, turėsiu daugiau laiko pastudijuoti harmonijos elementus, o vargė per tas kvailas draugystės nieko neišėjo. Pasak legendos, ilgiausių 1000 metų dieną žvaigždės padės jai pasprukti ir jie atneš amžiną naktį. Tikiuosi, princesė buvo teisi, tikiuosi, tai tikrai tik sena ponių pasaka. Nagi, kibirkštėlė, laikas stebėti saulėtekį. Tu jaudinės? Aš jaudinos. Visai nebuvau tokia susijaudinusi, skyrus tą kartą, kai pamačiau tave. Kas gali būti geriau už tai? Mielos ponės ir džentelponiai. Aš kaip Ponyvilio meras skelbiu saulės šventės atidarymą. Po kelių akimirkų mūsų miestas išvys stebuklingą saulėtekį ir švęsim ilgiausią metų dieną. Man garbė pristatyti jums mūsų žemės valdovę, ponę, kasdien dovanojančią mums saulę ir mėnulį, gerą, išmintingą, palaikančią Ekvestrijoje harmoniją.
Pasiruošę? Princesė Celeste. Ne, ji gera. Ramiai, poniai, turi būti protingas paaiškinimas. Dievinu myslės, jis slepiasi? Ji dingo. Ji šaunuolė. O ne, piktoji kumelė. Mano mėly pavaldiniai, kaip seniai nemačiau jūsų žavių saulę mėgstančių snukučių. Ką padarėjai mūsų princesiai? Kur susiruošėjai? Ar aš jums per prasta? Gal nežinot, kas aš? Ir vėl myslės, gal karalienė pikčiurna? Ne. Juodoji išsišokėlė. Mano karūna nieko nebereiškia, o tai, kad buvau įkalinta 1000 metų, nepamenat kokios legendos, argi nematėt ženklų? Aš mačiau, žinau, kas jūs, Mėnulio kumelė, piktoji kumelė. Nagi, vienas ponis mane atsimena, tuomet žinai, kodėl aš čia. Jūs čia tam, kad... Atminkit šią dieną, mažieji poniai, nes jums ji paskutinė, nuo šiol amžinai viešpataus naktis. Laukite tęsinio. Išvertė Vitalija Košeleva, įgarsino Laima Štrimaitytė, garso režisierius Vitalijus Ivanovas, išversta ir įgarsinta SDI. All year to be here, to ride the wave of the water frontier. Time to go big or go home.